modifikacijos. Biški grašto, biški to, nu, turėtų būti gerai. Man labai nepatinka, kai užlūšina visą garsą ir negirdžiu mašinos. Tai vat, vyksta modifikacija, kad girdėčiau viską. Kas vyksta ir aplinkui, ne tik matukas. Ir savo mintis. Padarėm, kiek aš padariau, 5 važiavimus, 2 ant sauso pirmi, sekantis 2 ant šlapio ir 5 ant tokio pusiau, o 6 pusę, nes gale pradėjo trailinti. Kodėl trailinti, tai irgi geras klausimas, galvojom visi, tai užgesinau, vėl užsikūriau, lyg tai buvo gerai, grįžau į startą, kol pastovėjau, ten buvo incidentas trasui, kol laukiau eiliai. Išvažinėti vėl, jinai Blemba, sakau, kažkas negerai, tada pasižiūrėjau per skidelį, kokios aktyvios funkcijos, tai raudonai degė fuel pump, tai pradžioj galvojau, kad siurblys numirė, bet kaip pasirodo, čia tiesiog skidelis rodo 13 litrų, o bakė yra tuščia. Tai va, tai dasipylėm kuro, tai su mašina viskas gerai, bet to pasiekoje pasibaigė treniruotės. Tai va, tai šiaip kaip ir viskas gerai, ir laukiam tada rytojaus. Rytoj turėsim turbūt 1 arba maksimum 2 važiavimus prieš kvalifikaciją ir kvalą sporinį. Taip kad tikrai ta diena tokia, sakyčiau, norėtųsi daugiau pasivažinėti, pasitreniruoti, bet nu, yra taip kaip yra. Tai va, bet rytoj žada plus gerą orą, tai šiandien ta treniruotė tokia pusiau bereikšmė. Tai tiek žinių, lauksim rytojaus. Ten buvo kontaktas, tai pavalė ir tiek žinių. Viskas gerai. Sacrifice! 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 Sacrifice!